Sveiki, esu seminare ir išgirdau daug begalės naudingos informacijos ir apie du išskirtinius produktus netgi teko prisiminti, nes dar šį mėnesį, kas naujai norite registruotis, tai gautumėt dovanų. Kalba eina apie UpBita ir Respixa. Apie Respixa jis rekomenduojamas yra prie žiedadulkių, prie alergijų ir panašiai. Bet ką dar išgirdau, kad jeigu kas turite alergiją gyvūnams, ar šunims, ar katėms, ar kitam gyvūnui, šis produktas puikiai padeda. Pati prieš savaitę įsigijau šuniuką, mūsų šeima, ir mes tokių problemų neturim, bet teko daug išgirsti iš kitų, kad negali turėti, nes alergijos ir panašiai. Tai apie šitą produktą nuo alergijų būtent šiandien išgirdau ir galvoju, vau, kaip gerai, būtinai pasidalinsiu. Plius šį mėnesį registruojantis, dar kelios dienos, būtų tokia dovana iš kompanijos apie UpBita. Apskritai, nerealus produktas, turėjom labai stiprų seminarą. Šitas produktas absoliučiai visam organizmui, nes susijęs yra su kraujo stiprinimu. O kraujas mūsų teka po visą organizmą. Šitas jau veikia burnoje. Jį reikia su vandeniu atsiskiesti ir visas veiksmas prasideda jau su seilėmis, jau burnoje. Be galo stiprus, be galo naudingas, maistingas ir būtent mūsų kraujotakai, visai sistemai. Jeigu įdomu plačiau, būtinai parašykit, turiu įrašą, pasidalinsiu apie būtent šitą produktą unikalų ir be galo naudinga. Šis produktas, tarp kitko, dar tik tai neseniai kokie metai Lietuvoje, o jau yra be galo pamėgtas, visiškai natūralus ir iš maistinių medžiagų. Taip, kad jeigu dar svarstote, vis gal reikėtų ar nedrįstat ir panašiai, tai dar kelios dienos, kai tikrai galite registruotis ir dovanos iš kompanijos, būtent šitie du produktai. O jeigu galvojate, kad aš alergijų neturiu, man čia Respixo gal nereikia, tai ne tik prie alergijų, bet kas susijęs su sinusitais. Jeigu blokuojasi, tai šitas produktas taip pat iš natūralių maistinių medžiagų, įvairiausių žolelių ir taip pat pramuša dėl kvėpavimo takų. Vienu žodžiu, šis produktas, viskas, kas susijęs su kvėpavimo takais, be galo naudingas ir dar daugiau. Jeigu reikia informacijos, susisiekit, pasidalinsim ir būkim sveiki. Iki.